Kodėl sėklos nedygsta? Dažnai dėl to kaltas substratas. Renkamės iš gausybės substratų bei dažnai eksperimentuojame su daržo žeme arba savo gamintų augaliniu kompostu, kuriame vis dar gausu piktžolių sėklų ir ligų pradų. Tad kaip išvengti šių klaidų, kad turėtumėm sveikus ir stiprius daigus? Rekomenduoju rinktis sėjai skirtą substratą, kuris išsiskiria itin kokybišką sudėtimi. Tuoj praplėšime ir pažiūrėsime, kuo jis yra ypatingas ir kuo tinkamas sėklom. Sėjai ir daigams skirtas substratas yra itin smulkios frakcijos ir vienodos sudėties. Jis išsiskiria purumu, dėl to sėklom yra lengva sudygti, prasikalti bei vienodai auginti šaknis. O tolygus augimas ir geras šaknynas garantuoja stiprų ir sveiką daigą bei gerą derlių ateityje. Daržovių bei gėlių sėją pradėkite naudodami šį substratą, kadangi jis išsiskiria savo kokybę, jo pH, tai yra rūgštingumas, yra subalansuotas, jis pripildytas maisto medžiagomis, bet noriu pabrėžti, kad tų maisto medžiagų yra tiek, kad antžeminė dalis neaugtų stipriai, bet daigas vystytų savo šaknyną, kas yra labai svarbu, norint sulaukti gražių augalų bei gausaus derliaus. Tačiau, nors ir pasirinkus tinkamą substratą, svarbu paminėti kelis dalykus, kad išvengtumėm sėjos klaidų, o sėklos nesupūtų tiesiog substratą. Tad įsinešus į namus, ypač jeigu yra šalta, palikite kurį laiką substratą sušilti iki kambario temperatūros, nesėkite į šaltą substratą bei atidarykite ir leiskite šiek tiek prasivėdinti. Taip įvertinsite ir drėgmės kiekį substrate. Jeigu jo trūksta, šiek tiek sudrėkinkite, o jeigu substratas yra įmirkęs, leiskite jam pradžiūti. Kadangi substratas turi būti drėgnas, bet nešlapias tam, kad sėklos nesupūtų, o greitai sudygtų. Tinkamai parinktas kokybiškas sėjos ir daigų substratas užtikrins jūsų sėklom geriausią aplinką sudygti. Norite dar daugiau naudingų ir įdomių patarimų? Prenumeruokite mūsų kanalą.